nes kūčios yra šventė, kuri turi būti savo namuose, su savais, su artimais. Ir linkiu tikrai atrasti laiko rytoj pabūti su šeima, nes tai yra vienintelė metuose diena, kuri ypatingai sujungia mūsų protėvius. Prisimenam bočius, babulės, kaip pas mus Žemaitijoje sako, ir pabūnam su šitais, kurie yra šiandien prie stalo. Ir aš visada prie kūčių valgių stalo prašau, kad tas valgių stalas kūčių turi būti kaip altorius, be telefono, taip, ant stalo. Ir dažnai, kadangi kai daug žmonių būna kūčiuose, sunku suvaldyti, va 140, bet vis tiek paprašai, tai nors po užpakaliu pasikiškit tą telefoną, nes visada reikia paveiksluoti. Tai yra, kad būtų arti, turiu omeny. Bet va tą vakarą, kad ant stalo nebūtų telefonų, būtų ant stalo žvakė. Mes šiandien ne kūčios, gal neuždegsime, bet taip jau noriu pasakyti. Tai yra labai svarbu ir balta staltiesė. Mūsų močiutės saugodavo kūčiom staltiesę, kad būtų švari, be pėdsakų kokio aliejaus ar burokėlių. Apie kūčią. O jeigu nėra kūčios sutaisytos patiekalo, kūčios nėra tada. Ir kūčia yra sutaisyta, va, čia va rasite tokiuose lėkštelėse, tai yra kviečiai šutinti, žirniai, pupos, aguonos, medus ir spanguolės. Ir čia yra prasmė. To kūčių vakaro ir simboliai. Čia yra, kad nebūtų kaip Adomas ašarų, kad nebūtų kaip Marijos ašaros, nes Marijos ašaros pupelės simbolis, žirniai Adomo, va, kad dalingi metai būtų, tai yra grūdai, va, kad būtumėt ramus, kaip tas kviečių laukas, kad dalingi būtų. Ir aguona yra, kad būtumėm ramus, gerą miegelį turėtumėm. Ir viskas pasudėta į vieną bliūdelį, sušutinta, sutaisyta. Biškis skaito, tai va čia iškart ir viskas. Čia mes turėjom gyvenimą va su vyru, buvom sikojas, čia vaiką turėjo mane. O čia dabar likau viena, va, einu tiesiu stuburu, o paskui jau biškį kumptelsiu. Bet gyvensiu ilgai laimingai, nes labai daug žmonių matau laimingų. Nuo to aš laiminga darausi ir tą, ką darau, ką galiu dalintis, tai man yra labai gerai. Aš labai puikiai save, reiškia, riešutai išmirkyti, anakardžiai. Į 3-4 valandas pamirkai į plaktuvą, trupučiuką citrinos įspaudai, trupučiuką druskelės ir aliejų. Tai viskas, čia daugiau nieko nėra, dar balto. Pamatysi, koks yra gardumėlis. Ten va ir lėkštė yra original, va kai suplakėme mirkytus linus, gavom tokią spalvą. Sakys, tokia negraži, ne? Bet kai kūčios pasibaigs ir mes jau nebeturėsim spanguolių, mes va šitaip susiplakę galim įsidėti cinamono, galim įsidėti džiovintų obuolių mirkytų, galim kitokių džiovintų įsidėti ir slyvų ir pasidaryti tokį gėrimą, labai skanų ir sveiką. Labai, aš pusryčiam va tokį geriu, kiekvieną rytą, man labai skanu. Vieniem. Vanduo ir linai. Aš susitepu ir man paskui labai gerai viskas ten vyksta ir galiu gyventi. Netrukdo man pilvas. Tai linkiu vat jum irgi va taip metais. Nes kaip anksčiau sakydavo, a turi doros duonos. Doros duonos. Kokia ta doros duona? Tu reiškia tokios teisingos, tokios geros, tokios pagal viską, kad į ją sudėta visi gerumai. Dora. Kas yra dora? Yra gerumas, nuoširdumas. Va, ir aš jums atvežiau doros duonos. Ir mes ją pasilaužysime. Taip, o dabar yra kūčiukai, ne? Šalia duonos turi būti kūčiukai. Kūčiukai tai yra maži duonos kepaliukai dėliai, kaip vardina. Taip yra užrašyta knygose senose. Ir čia yra toks jau naujesnis valgis atsiradęs tie kūčiukai. Anksčiau tikrai tokių nekepdavo niekas.
Bet va, dabar tie kūčiukai, tai va tiesiog jie turi būti. Jo, būtinai. O čia va, taip pasisaulės. O dabar paguldome. Dabar va šitai. Va, ir dabar visiems suskaičiuok, kad išeitų po riekelį. Va čia iš viduriuko, va, minkštesnė, be plutos. Kas be dantų, be plutos, su dantim iš čia va. Šiaudiniai sodai. Žinote, viskas iš Dievo sodo atėjo į namus. Taip kaip ir morkos, dar kiti dalykai. Ir dabar, va, jeigu mes ją iš apačios pažiūrėtumėm, čia yra kaip daro šiaudinius sodus. Tiltai. Tiltas. Sako, ką reiškia tiltas? Man net vakar toks paklausė vyras. Tiltas. Gyvenimo tiltas, kai jis nesulūžtų. Taip? Čia ne kur mašinos važiuoja, bet apie gyvenimo tiltą, va simbolis. Ir čia gali taip patupėti, sugalvoti norą. Čia yra vyriškas amalas, nes neturi sėklų, uogyčių baltų, nes yra vyriška ir moteriška rūšis ir jis įgauna vaistinių savybių žiūrint ant kokio augalo auga. Skanus pačia gėrimas, tai yra fantastika. Tai va, dabar ką reikia padaryti? Reikia džiovinto obuolių, jie buvo kažkada, buvo vakar jie džiovinti. Į termusą užpyliau karštų vandeniu. Išmirkiau, čia irgi yra neapdorotas termiškai, gyvas. Džiovinti obuoliai su gerai šiltu vandeniu į termusą iš vakaro ir va nukošiau dabar tik vanduo obuolių ir visi skonių užtenka, o tos džiovintus obuoliukus mes tiesiog suvalgom arba su kūčia, arba mes su malam virtinuku išsivirt galime. Labai svarbu. Galite ant silkės susidėti su cinamonais. Galite šitos obuolius paplakti trupučiuką su raugintų kopūstų ir jūs turėsit raugintą kopūstą su obuoliais. Jūs neįsivaizduojat koks skonis. Taip pat galima raugintus kopūstus su džiovintom slyvom. Pamirkėjai ir pridėjai raugintus. Mano kūčiukai yra kūčia, jau papasakojau trupučiuką. Minsite. Virtos pupelės, kūčiai. Ir nepasakiau dar javančio dalyko, šitą reikėtų. Ir mūsų senoliai naudodavo lazdynų riešutus. Nebuvo tokių mandinių riešutų, ne? Naidavo mišką, aš miške užaugus. Tėvelis jau būdavo prie riešutavęs, maišą riešutų, į šieną įkišęs. Tai mes jau kelias dienas atgal bėgam į tą šieną ieškot, kur tie riešutai, nes kūčiom laiku, žinai, tam laikui. Ir tada jau lukštenam, daužom, kai tokius turėjom medinius plaktukus, tuk su broliu, dėl ko su mediniais, kad ant pečiaus, kad pečių nesudaužytumėm, taigi su geležiniu duosiu ir koklės susprogs. Tai va, viskas pas mus buvo medinis. Ir man brolis į kaktą darė su mediniu, su metaliniu užmušęs. Daužėm riešutus, kažko užpyko 3 metų, žinai, skirtumą. Šaukšt man į smilkinį. Mamytė sako, aš to pečiaus tukštį nukritau, žinai, bet viskas gerai baigėsi. Tai va, tai įsilukštenam, reiškia, lazdynų riešutų, pamirkome juos, valgome tik mirkytas sėklas ir riešutus valgo mirkytus. Ir taip, ne tik kūčiom, bet aplamai. Va, ir čia va su riešutukais yra. Reiškia, lazdynai, kviečiai. Sveiki, mėlyjeji, sveikiname su jumis tiesiai iš Antros Melnragės, Tomas ir Dalius. Visiems jums laimingų naujų metų ateinančių, o šį vakarą ramiai su šeima pabūkit, prisėskit, nepersivalgykit ir rytoj švęskite jau šaunias kalėdas su saulėgrįža, su sugrįžusia saulė visus. Saulė, saulė, jūra, mūsų meilė. Būkite laimingi, būkite džiaugsmingi.